tai good vakar visiems. Jau pabėškėnį vakar iš tikrųjų jau ir, po 3 centas. Bet mūsų vakaras baigsis tik tada, kai šiandien pasidarys to, ko aš jau planavau kažkada pasidaryti. Ir šiandien, ko mes darom, aš esu pasidėjęs receptą, nes aš nenoriu pasidaryti gėdas ir netaisyklinga pasakyti. Tai mes darysim matokę tepadants. Ir tai ir Ugandos tradicinis patikalas. Ir kam ir dalis, kad tas patikalas daro su bananas ir mes, tai, arba jeigu labai jau sulietuvinti, tai bananų reiškinys. Ir kas mane biški galvas spragdin, kad, atrodo, esam dar šakuoti. Šakuotis viskas, aišku, ten tešlas saldė ir gaunas kepinys. Esam burgerį ar šonkaulis dar, kur jau gali įsivaizduoti, ko tikėtis reikbenio iš to patiekalo. Dabar aš pasižiūrėjau to receptą, bananus reik troškinti. Net nežinau, neįsivaizduoju, koks skonis turėtų būti. Kažkaip netinka, atrodo, saldi dalykai, saldi vaisių valgyti su mes. Bet kita vertus, kai tai valgo visų iki šonkaulį su medum. Tai, aš pamatysim, jeigu kaip viskas atrodys ir mes naudosim savo to pavargus jau viryklį. Jaučiu bus patogiaus, nes Antonas galės pasidėti indus, kurius reiks troškinti mėsų su bananas. Tai ilga nelaukus, kol dar nesutėm, aš manau, galėtumėm užsikurti, mes pabieškitau viryklį ir pradėti ruošti savo produktus. Nes šiaip ir kuo supjaustyti, jeigu apie bananus kalbant. Naudosim vištieną, nors pagal visko receptį dažniausiai Ugando, Afrikos valstybė naudoja karvien. Ne karvien jautieną naudoja. Bet aš netradau tokios jautiens, kur aš norėjau ir kad atitiktų video, tai naudosim tad vištieną, kas beliktų. Tai būtų tam kartu, pasakiau, lyg jau būtų video pasibaigti. Tai viskas būtų dabar. Irgi skom, kaip video baigtų. Tai keliaujam prie ugnies kūrimo ir iškart pradedam susipjaustyti savo daržais. Nebereikia aš. Pasirodo trint negal, jeigu svogūną pjausto. Aš turiu labai stiprią alergiją svogūnam. Jeigu pjausto vis laik riukt pradedu. Vakar susipykom su savo draugį. Ten man sako, aš tavim paliktų. Tada aš sakau, ne. Tai tu mane sakau, aš tavam palik. Jan manim palik, bet jau 3 mėnų, kaip bendrą už nuomą moka. Tai gerai susipjaustym savo svogūnus, vis pamirš, kad negal jėkis valyti, nes piršto vis svogūniniai. Ar cibulis geriau sakyti, ką priimtinio būtų, jeigu žemaitiškas šnes. Jaučiu, kad cibulis. Tai susipjaustym cibulis ir ko aš sugalvojau, jeigu dėkiam su draugės. Jį turit jautrų moment. Ką pavyzdys draugė padovanoja kačiuk. Arba labą mašuniuk. Matau, kad ta draugė nesigraudin ir nelaba kaurud. Tai pabandykite na svogūnį jakį tryti. Tikrai, jeigu neapsiverks, tai bent jau susigraudins. Nu, ko jūs savo galvojat, sunkiai dalis jau jį padaryti, tai
Šiaip iš tikrųjų džiaugus aš tuom savo viriklėlį, nes, gali daug pagalių pridėti. Tai ko mums dabar belik padaryti, tai tiesiog uždėsim paudą katrautoriam ir įpilsim aliejus. Ir galės kepti jau mūsų vežtą pabiškį. Jau 3 kartus užgesim man tas pečius. Jau iš tikrųjų pradedu kas lieka iš pirštinių? Aš jau irgi antrą porą pirštinių pasikeičiau, bet apie ko dabar noriu pakalbėti, kol, ale troškins mūsų daržui suvežtien. Susirenk 3 konkurentą dabar. Veldon, Santa Marija ir Saldva. Ir mes vis 3 panaudosim šiam troškiniu. Ir dar turim kubėlį, buljons sodins. Ir visi nesi mūsų tų troškinį ir bereikės sudėti banans. Tai labai tikus, kad dabar užsidegs. Šiaip matau, kai jau degtas mūsų pečiuks ir galėsim pradėti dėt prieskonis ir čia pradės jau čia visur kvepėti vis tas smaris. Tai kol kas nutaiks po 2 valandų troškinėm, nors pagal receptą raškiam 5 minutės, 6 iš 10. Bet gal bus labas skanus, tai banana kom. Nežinau, biškai abejoju. O gal visai gera gausis. Tai sudedam dabar vis prieskonius, aišku dar druskų ir tik nepaėmiau. Sudėsim prieskonius ir beliks bananą. Tai tiek būtų dabar ir pradedam pridėti šiek tiek skonį į mūsų troškinį. Jau mūsų troškinis vers 2,5 valandos. Toks jausmas prieš šaltą vandens irgi būtų taip pat išvirs kaip dabar. Tai manau, tai pats laiks sudėti mūsų bananus. Ir nežinau, arba visą mūsų pastangas nuesi nieką, arba iš tikrųjų bus gers mils ir galėsim išbandyti. Tai supjaustom bananus, sumetam į troškinį ir bereikės palaukti 5 minutės, kol jie išsitroškins. Po 3 valandų varganų išėjai pasidaryti troškinį. Į te patruotas bananas. Toks pavargis jau. Tai beveik paragauti iš vis tur kažkokį skonį. Bet tas pats troškinys visai skans galas. Biškai primint, kad
vaisint sriubą, bet jeigu darytum troškinį versiją, trakotų troškinį padaryti 3 valandas ir nežinau ar verta. Aš šiaip manau jo, ne kiekvieną dieną tokį troškinį paragojus. Tai iš tikrųjų sakyčiau, būtų koks 7 iš 10, nu, gal reikėtų mažiau bananų dėti, nes šiaip jeigu bananų suoga, tai jums labai saldus. Paskui reikia vištienos išsikūs. Tai toks nesuprasi, ar šalta, ar šalta. Tai gerai, praėjai 3 valandas į pavyk, pagaliau tų matokį išsivirti. Nu nežinau, troškinį šiaip neblogs. Tik tokiais, kad pajunti tų saldžius bananus ir atrodo, kad netink prie vištienos. Bet ką biški valga, dar už kameros biški išmandžiau, nu labiau paragoj, tai sakyčiau, stiprų 7. Ir iš visų tų gaminių, manau, į top 3 nu tikrai turėtų patekti. Tai vis būtam kartu pavyk išsivirti troškinį ir susimatysim kitam video.